Sveiki visi nesmėgiai ir mylėtojai, šiandien turime sausio 19 dieną, atvažiavome į objektą 9 ryto, jau vanduo paleistas kaip kažkur apie pusę valandos. Auseniškių ežeras, va, ant ežero pakrantės, gręžimės va tokiai va sodybėliai. Čia senelių palikimas yra užsakovams paliktas. Ir va dabar apie gręžinuką, gavosi lygiai 13 metrų, vėl antras gręžinys šiais metais, 25 metais ir vėl 13 metrų. Pamatavau nes debetą, 12 litrų kibiras prisipildo per 23 sekundės, tai čia gaunasi beveik kubas 900 valandų, tai čia jau didžiulis debetas, vanduo geras, be geležies, buvom jau užvirinę vandenį, o tai varo vanduo. O toks ežeras Seniškių nėra didelis, va, tenai Vėjo paukštynas, tam ežero krante, toks va ežeriukas. Pamatavau nes statiką, tai grynai ežero lygiai pusę metrų nuo žemės paviršiaus slūgso vanduo. Gręžinys 13 metrų, kaip matot. O puikiai bėga. Viskas liuks. Panaisime pas užsakovus. Va, ir dabar, kas buvo per gruntas. Iki 2 metrų buvo verchavatka, paviršinis vanduo, va, toksai va smėlis, aišku, irgi gražus. Bet čia jau jeigu sukištum filtrą, būtų ežero vanduo. Ir po to molis, po molio prasidėjo va šitas vandeningas smėlis. O jis va taip atrodo. Va, gražus smėliukas, stambi frakcija, miltardebetas geras. Taip atrodo va gręžinio duobės. Nu, fokusuok. Dvi gręžinio duobės. Gręžinio šaktą, va vanduo slūgso grynai ežero lygį. Barometras stovi lygiai ant 2 barų. Gražiai šniokščių striblys. 7 štangas va suvarėm. Va, taip atrodo mūsų freza su ketlidiniais. Kreipkitės Rolando Kalinausko kūrinys. Kam reikės, kas norės pasigręžti ir pats pasidaryti štangas. Atvažiuojam su džipuku prie kabelę, čia visur tvoros, tai čia niekur jau nepravažiuotum su jokia technika. Vat. Taip atrodo, gręžimės rankiniu būdu, nes pagalba. Va, puikus rezultatas. O to ir sausio mėnesis. Jau antras iš eilės sėkmingas gręžinukas. Va, užsakovė stovi. Nu ir porą žodžių, kaip brigada atidirbo. Brigada tai puikiai dirbo sąžiningais. Vienu žodžiu likom rezultatų labai patenkinti. Jeigu tai balais vertinu, tai jeigu 10 balės skalė, tai tikrai 10. Ne 11, tik 10. 11 nėra, aš sakiau. Nėra daugiau, 10 labai balė. puikiai, labai tvarkingai, labai švariai ir greitai. Ačiū labai už gerą žodį, ačiū. Aš jums sakiau, kad išvažiavau užsakovą parduotuvę, sakiau, atvažiuosit, jau bus vanduo paleistas. Tai truputį nespėjom, filtras jau buvo sukištas ir tada jūs atvažiavot. Nu, ten 10 minučių. Taip. O tai va, užsakovas irgi. Ir porą žodžių, kaip brigada atidirbo. Labai fainiai, labai malonu. Ačiū. Va, ūkį laikot, va, vištytės. Jo, O tai kai moliukus valgo, sako, kiaušinių tryniai būna labai geltoni, ar ne? Net rausvi tokie. Teisingai čia, teisybė sako. Na, koks tai gaidys, gražus. pjausim dar šiandien pjausim. Pjausit? Jo, šiandien. Gaila pjaut. Bet 6, tai kina 7 vištas. Aha, nu va, taip atrodo šuniukas sargas. Nu, labas, nepiktas, nu. Na, geras šuniukas, nu. Nu, porą žodžių, pasakysi ką nors? Ne? Labas, geras šuniukas. Šunį pažįsti, kai aš sakau. Tai va tokia va aplinka. Važiuojam su džipuku prie kabelę. Va, namukas. Puikus rezultatas, einam dar gręžinį pasižiūrėsim. Va, ir. Nu ką, žiema leidžia, dar sezonas kaip ir nėra atidarytas, bet, nu, jau galima skaityti, tai yra atidarytas, jau antras iš eilės sėkmingas. Va, bet vis tiek orus stebim, nes kitą savaitę vėsesnė bus, tai jau nedirbsim greičiausiai. Va, kolega Darius, leptelis, prūdelis. Nu, ežeriukas, ne prūdelis, va. Puikiai pučia, jokio oro negaudo, nieko. 3 metrai vandeningo smėlio sluoksnis beje buvo. 3 metrai vis dar nesibaiginėjo, bet truputį jau smulkėjo, tai jau nebuvo tikslo ten giliau gręžtis. Va, toksai puikus rezultatas. Ir žmonės dabar turės vandenį, nes iš Elektrėnų veždavosi geriamą vandenį iš namų, iš šitą sodybą. Tai ką, tada visiems geros dienos ir gero vandens, iki.